Deimantukų atlaikymas puikus, tačiau nuėmimas tikrai nėra pats maloniausias darbas. Anyway, trumpinsime nagučius ir keisime formą. Tad nusiėmame senąją medžiagą ir paruošiame nagutį uždėti naujai. Dėsiu medžiagą iš 2 kartų. Taip lengviau atsistatys man visi kampučiai. Pirma galiukas, o po to kutikuli. Toliau formuosime ilgis, paralelės ir bokštelis. Gražiai sulyginame. Ilgis, paralelės ir bokštelis. O nuotaika mūsų tikrai rudeninė. Pasirinkome šokoladinę spalvą ir turėsime minimalų dizainą. Įsigijau naujus vitražinius dažus, tad kaip jų neišbandžius. Pirmiausia pagrindinė spalva, tada dedame detalę, foliją auksinę, uždedame vitražą, jis taip pat rusvas. Na ir dar ant viršaus aukso detalės. Taip atsiskiria viena nuo kitos. Ir rudenis jau ant mūsų pirštų.